Nu tai ką, ir birželio 14. Ką tik susiruošiau varyti. Biški taip vėsoka laukia. Tai apsimau ir džempą, ir lemenę, ir visa kita. Naktį putos iš burnos nedribo, tai kaip ir manau viskas yra okei, tęsiam darbus. Ui, lyja. Okei. Šiaip turiu tokį draugelį, kuris tipo seniau irgi veždavo užsakymus, tai esam susipažinę. Ir kas nuo karto susirašom, numetam viens kitam visokius prikolus. Ir jisai man vakar šiaip numetė, nes jis ten gyvena Tilžės gatvėje, o šalia jo gyvena kažkokie indusėliai. Sako, pastoviai ten jie pjauna grybą gerai tie indusai. Tai jis man vakar numetė tipo fotkę, kaip jie ten skalbinius susidžiovė ant džiovyklės ir išsinešė į lauką, ten prie laiptinės pasistatė realiai. Įmetu fotkį, kaip pažvengtų, bet... Tai... O šiandien ryte sako, kad buvo vėl susidžiovę ten kitoj vietoje jau savo skalbinukus. Tai irgi įmetu fotkį. Dar jisai juokia, sako, susidžiovė realiai tos drabužius, sako, per lietų. Okei. Nu, juokingi yra. O šiaip, jie čia kaip džiaunas tos rūbus vienas, šiaip aš esu matęs, vienas toks dirba čia Klaipėdoje su Jeriu. Ir jisai, kur yra vairuotojo pusėje langas, jisai buvo pasidžiovęs kojines iš lauko pusės užmetė, žinai, pridarė su langu. Ir taip važiavo, tipo vėjas jam tipo džiovintų kojinis. Ir jis tuo metu vežė užsakymus. Ir turiu kažkur fotkės, šiaip galiu mesti irgi parodyti, ant kiek kosmosas jie būna šiaip. Vau. O ką, šiaip... Jo, tik 10 tai išėjo susiruošti, nes... Plius yra sekmadienis, per daug nereiks skubėti, irgi jūs visi dar miegat. Vien tai duoda tą tokį sprendimą tiek neskubėti. Ir plius vakar ilgai editinau tą video čia irgi. Užtrukau, tai iški trūko ir pamiegot. Ką žinau, lekiam dirbti, pažiūrėsim, kas čia bus šiandien. Vežiau ką tik tokiam bičeliui valgyti ir davė eurą 50 arbatos. Wow! Super! Tai ką turėjom 5 eurus aštom, pridedam eurą pem. Tai 7 eurai 30 į rankas gauta. Jis ne tik davė man arbatos bičelis, bet dar ir žaibą padavė. Sakau, maladėt, sako, tūkštisai man ramiai. O, kad visi būtų va tokie klientai, pasaka būtų. Taip pagalvojau, kad aš jums nepasakojau apie tokį dalyką, kad yra žaliajam Bolte toks vertinimas, tipo. Kai aš pristatau užsakymą Bolte, klientai gali mane įvertinti, arba teigiamai, arba neigiamai. Kiek žinau, berods yra arba liuksą uždėti, palaiką, arba dislike ant manęs. Ir paskui, kai praeina tam tikras laikas, kai ten pristatai ten daugiau tų užsakymų, jie išveda tą tipo vidurkį, rodo procentais, tipo, ant kiek procentų tu tipo gerai čia varai. Nu ir žinok, aš visai varau neblogai. 100% įvertinimas per 109 užsakymus. Tai vadinasi, visi, kur vertino per tos 109 užsakymus, aišku, kad ne visi 109 vertino. Kiti greitai bėgo valgyti, kai atvežiau, neturėjo laiko tokiam nesąmonėm. Bet tas, kas skyrė laiko ir įvertino mane teigiamai, tai vat, palaikau 100% įvertinimą. Tai vadinasi, aš esu geras kurjeris. Mane jūs įvertinat? Gaila, kad neįvertinat arbatėlę. Nors šiaip prisimenu, kaip tas vertinimas iš tikrųjų būdavo juokingai, nes atvežė kokią sriubą išbėgusią, iškart viskas. Klientas įvertina mane neigiamai, tipo viskas negerai. Iš tikrųjų jau žinot, kad ne mano kaltė, jeigu sriuba išbėgo, bet viskas okei. Arba, pavyzdžiui, atvežė užsakymą ir restoranas kažko nedadėjo. Jis įvertina tą kurjerį iškart, kad negerai viskas.
O taip yra su žmonėm, jeigu viskas ok, tai ok, jeigu ne ok, tai kartais kala ir ant to kurerio net negalvodami, kad tipo čia restoranas ar kureris kaltas dėl to. Jo, būdavo juokinga, atsimenu. Žiūriu ir galvoju, atrodo, viskas buvo ok, gerai vežiau, bet sukalė man vis tiek tos. Tai aš paskui supratau, kad tipo buvo atsiriubai išbėgus, čia dar kažkur restoranas kažko nedadėjo, paskui jie skambina, klausia, kur čia mano likęs užsakymas. O gal jie tiesiog galvoja, kad aš tipo gal pavogiau tą jų maistą, tipo, ne dėl to man kalė tą dislaiką. Ką čia žinosi, koks skirtumas? Vienu žodžiu vis tiek linksma yra čia. Toks vidurkis prasukus 70 km, 3,6. O, 3,7. Pačiam žiauriai keista, nes iš tikrųjų laukia tai pila kaip iš kibiro, o toks vidurkis gaunasi. Nesuprasi čia. Esu Liepų Maksimoj. Čia realiai Tetris žaidžiam su tą mašiną. Lego visiškas. Žiauriai daug žmonių yra šiandien čia. Tai va, situacija labai panaši dabar buvo, kaip tada su energetiniais gėrimais 10 maišų. Tik šį kartą ne 10, o 6 maišai. Užkrito man toks užsakymas. Važiavau į Rimi paimti. Man jau krauna viską tas darbuotojas. Ne, sakau, atsipalaiduok, sakau, viskas sakys. Sakau, aš čia visų, sakau, nevilksiu. Sakau, paimu pusę, 3 kokius partingus, o likusius 3 atvažiuos kitas kurjeris išveš. O, sako, nu gerai, sako. Parašiau suportas, siųskit kitą kurjerį. Nu ir va, toj parodysiu, ką suportas atrašė. Tai va, vienu žodžiu, nėra būtina tampyti ten po 10, po belė kiek tų maišų, nors jie ir iškrenta tau, nors ir yra toks vienas užsakymas, nes tai yra, nu, nenormalu. Tai va, parašai, kad, va, paėmiau kiek galėjau, aiškus ten, žinai, nepaėmė 1 ar 2 atėjęs, stengės pasimti bent 3 jau, žinai, kadangi pas manęs gan pilnyti maišai, paėmiau 3. Realiai paėmiau tiek, kiek fiziškai iš vieno karto atėjęs galiu paimti ir nusinešti iki mašinos. Jeigu ten jau 4 reikia vilkti taip, kad jau ten gali plyšti visos rankenas, tai jau aiškus tokio neėm. Tiesiog viską darai taip, kad būtų viskas protingai. Nu, kai važiuojam ir čia va tokia aplinka yra, kur mes vis laik važiuojam? Ko pažiūrėti? Gražių namukų. Žuvėdrų kopos. Here we go again. Bet žinai, kas yra? Aš skaitau komentarą, čia parašė klientė. Ne žuvėdrų kopos, o kopų žuvėdra. Tai pasirodo, aš visą laiką netaisyklingai sakiau. Ką jau ką, bet jau čia tikrai klientė žino geriau, kaip čia vadinas viskas. Tai kopų žuvėdra. O šiaip čia gali būti biški kitur, negu ten, kad buvom. Nes ten yra vienas įvažiavimas į tą visą tokią teritoriją pro tokius mūrinius vartus, į apačią tokių vingių nusileidė. O čia gali būti, kad bus ant kalno irgi atskiras įvažiavimas ir ten yra pagrindė tik kotedžai. Šiaip irgi labai gražu. Nu va, ir čia dabar reikėtų sukti kairę, kur mes visą laiką varydavom, bet čia reikia važiuoti šiek tiek toliau ir dabar sukti kairę. Ok. Ant vartų aiškiai parašyta kopų žuvėdra. O aš... Ne taip čia viską įsivaizdavau. Vienu žodžiu, jinai nekelia telefoną. Čia jau 5 minutės aš čia žaidžiu. Skambinu, rašau į appsą, nieko visiškai jokio atsakymą. Tai ką, jaučiu kažkur reikia, bet čia nėra kur nusimest tą mašiną, bandyti eiti, bet čia vartai, čia jaučiu bus užrakinti. Oi, koks vargas. Užrakinti tie mažieji varteliai. Oi, nu ką, tada vadovaujamas instruktažu. Žodžiu, 10 minučių palaukim klientės, jinai neatsiranda, neatsigauna. Spaudžiam, kad užbaigiam užsakymą. Mačiau, ten yra 2 picos klientės. Grįžtam namo ir skaniai pavalgom. Bet duodu garantą, kai liks kokią minutę, vartai atsidaro. Oi, atsiprašau, aš biški čia maudžiaus, biški dar. Oi, kaip greitai, oi, kaip jūs čia taip.
kaip visą laiką klasika bus. Būsiu pralaukęs čia veltui realiai. Nu, pažiūrėsim, kaip bus. Pirmą kartą taip, įdomiai, kad yra ką parodyti. Kaip būna, kai klientai užmiršta, kad kažkas turi atvažiuoti pas jų. Užmiršta, kad užsisakė valgyti. Žodžiu, tokia moteris čia privažiavo, priejau jos paklausiau, sakau, jeigu dėkim jūs mane įleisit, ar aš paskui begalėsiu išvažiuoti. Tai sako, jo, tipo, nėra jokių problemų, tipo, viskas okei. Tai, tipo, jinai mane išleis, nors, tipo, taip čia neatsidarytų niekas. Nu, žodžiu. Bandom ieškoti. Nu, žodžiu, čia va tokie, vat. Klausau. Jo, sveiki. Taip. Čia įleido kitas žmogus mane, bet... Žodžiu. Gaila, kad čia pačioj pradžioje reikėjo atiduoti, aiškus, aš ten giliau nevažiuosiu, aš neturėjau kas veik, nes... Jau labai aiškiai jai pasakiau, sakau, čia 10 minučių aš jūsų laukiau, būkit gera, išleiskit mane lauk. Jo, išleis viskas, okei. Nu tai... Jo, atsidaro vartai, viskas good. Ai, šiaip juokinga. Sako, labai atsiprašau, sako. Aš, sako, buvau bigarsi telefonų sistemą įjungus. Nu, sakau, yra kaip yra, sakau, svarbiausia, būkit gera, jūs manim išleiskit. Išleisiu, tikrai išleisiu. Ir išleido. Važiuojam toliau dirbti eurais, sukasi kasa auga, šunys šiandien nepuola, challenge'as vyksta. O šiaip grįžtom prie rimtesnių dalykų, vakar užsipylėm pilną baką kuro ir dabar mes turim vidurkį kokį, ogi tokį. 125 kilai nuvažiuota, vidurkis 3,8. Priekaištų nėra visiškai jokių. Šiaip yra vienas toks dalykėlis, kur aš užmiršau jum pasakyti. Nu, gal čia nelabai tekė kažkokią esmę, bet vis tiek turit žinoti, kai buvo ta išeiginė, aš 50 kilų pravažiavau šiaip su tą mašiną, ne darbo metu. Tai kaip ir turėtumėm tuos 5 kilų išskaičiuoti lauk jaučiu, ne? Šiaip man 5 kilų kainuoja kokie 3 eurai, plus minus. Tai jei ką turėti mintį irgi reikia šitą. Tiesiog šiaip pasakiau, kad žinotumėt, viskas yra okei. Pakalbam apie pinigėlius. Žodžiu, 14 dieną per voltą surinkau 38,79 centus, o 14 dieną per boltą žalę surinkau 40,55 centus. Tai bendrai tiek per voltą, tiek per boltą surinkau 80 eurų ir 84 centus. Plius reikėjo dadėti 1,5 euro, kur bičelis davė man į rankas. Tai šiandien jau birželio 15, nieks nesikeičia, dirbom. Laukia oras iš tikrųjų, va toks va. Kažkaip paskutiniu metu realiai orelis va toks va. Lyja, praeina, kokias 2-3 valandas, ramu. Praeina gal koks pusdienis nelyja, vėl viskas okei. Ir paskui vėl lyja. Nu, žodžiu, nieko, gal viskas okei. Čia dabar šitą birželį išsilis, o kokia liepa bus graži, kai aš būsiu pabaigęs challenge. Bet kokiu atveju, kai taip lyja, visą laiką iš karto yra ir užsakymų normaliai. Dar plus yra šiandien pirmadienis. Tai kai yra pirmadienis, iš karto viskas juda konkrečiai. Žodžiu, gavau tokį užsakymą ir jis realiai yra rekordinis birželio užsakymas. Už tokią sumą birželį nebuvau gavęs, nežinau kada. Įmetu jum, kai jūs pamatytumėt patys. Gavau tikrai gerą desertėlį, atvariau jį jau paėmiau ir ką veža. O šiaip ryte atsikėlęs galvoju, reikia pasižiūrėti, kada čia tie sekantys skiepai yra man. Žiūriu, 16 dieną, o šiandien 15. Wow, nu taip aš greičiau nieko negalėjau padaryti, nes savaitgalį turėjau reikalų. Savaitgalį neprisiskambinti ten į tas poliklinikas, tai skambinau čia ką tik dabar išvyno, tai sakė, šiandien susiskambins manim gydytoja ir bandysim suderinti, kad rytoj mane suleistų dar vieną.
okei. Kažkas žaliajam Bolte man per naktį paliko 2 eurus arbatos. Ir aš žinau, jaučiu kas. Ko gero ta moteris, kur vakar vežėm į Žuvėdrų kopą. Žuvėdrų kopą, ne kopų Žuvėdrų kopą. Tai ten, kur vežiau tai moterį ir ko gero, kur jinai ten lagino biškėti daryti. Tai aš kai atvažiavau, sakau, tai gerai išleis mane, sakau, nes čia 10 minučių štai laukiau. Tai oi, atsiprašau. Tai gal tas žmogus turėjo žmogiškumo, kaip sakant, ir paliko arbatėlis. Daugiau gal kažkaip niekam ten nebuvo kam palikti. Nebuvo už ką, kaip sakant. Mano kolegė vežioja užsakymus irgi. Taip lengvai. Toks E34. Geras visai. Turėjau šiaip į tokią vieną vietą, kur iš tikrųjų net jokai neėma. Pasižiūrėkit, senas daugiabutis, ane? Viskas okei. Bet tu pažiūrėk, jie privačius parkingus čia ir susikalė. Aik, tu savo, čia vienu žodžiu nėra vietos, kad nebūtų, ta prasme, tuščias normalus parkingas kažkoks. Visur yra privatus parkingai, va. Eik, tu savo. Ta prasme. Nu, tokio bairio šiaip dar neteko matyti. Niekad nebuvau čia papuolęs. Visur yra va parkingai. Su tais užblokuoti. Čia jie turi privačius parkingus, bet aš nesupratau, jie net nesunumeruoti. Tokiam senam daugiabutį. Privačius parkingus turi jie. Eina, savo, kažin kaip jie čia išsipirko jos. Nežinau, bet sujuokino tai žiauriausiai. Tokios ryškios nepamenu, kada esu matęs. Vau. Vaivorykštė, tokia ryški, what? Bet tokia ryški. Aina savo. Aš rimtai sakau, aš nesu matęs tokios ryškios vaivorykštės. Aik, tu savo. Kaip suprasti? Aš nesu matęs tokios ryškios vaivorykštės. Aik, tu savo. Žiūriu. Pupų dėdė yra atvažiavęs pas mūsų į Klaipėdą. Va, taip va. Rimts dėdė. Birželio 15 surinkau per Voltą 42 eurus ir 78 centus, o per žalį Boltą 47 eurus ir 55 centus ir arbatpinigiai netgi sukrito 3. Aiškus, tie 2 eurai yra iš po nakties įkritę, tai čia vakar ko gero paliko tą klientę, kuri biški buvo užmiršus mane. Ir bendrai turim surinkę birželio 15 90 eurų ir 33 centukus. Apžvelkim mėnesio darbus ir čia realiai yra Volte surinkta 705 ir 8 centai. O žaliajam Volte šitą mėnesį mes turim 533 eurus ir 37 centus. Ir viską bendrai sudėjus yra šį mėnesį surinkta 1306 eurai ir 35 centukai. Ir kas svarbiausia, dadėjau tas į rankas, kur yra eurai, tai 5,8 buvo minty. Ir plus bičas, kur davė 1,5 euro, tai iš viso dadėjau 7,3 eurų ir žiūrėkit, kaip dailiai suvažiavo į 1300. Super, o ant kuro išleidom, toj pažiūrėsim. O ką, čia ir žiūrėti, taigi aiškiai atsimenam, 230 eurų esam supylę į kurą. Bet kokiu atveju dar turim šiek tiek daugiau nei pusę bako prisipylę nuo paskutinio karto. Vidurkis neblogas, tai šiaip turėtumėm nuvažiuoti irgi apie 7,800 kg. Visiškai čia užstabdęs eismą. Šitais valgons bandelę, kad ten kramta. Ir visiškai jisai atsipūtęs. Nesu galvos Jacksonvilis. Pasistačiau mašiną šalia Jacksono.
Šitais jie Jacksonvilis. Ką žinai, ar ansai mata, ką šana filmuoju? Nelabai jaučiu. Kažkas sunieris ant stendaro. Pagalvojau gerai, nusprendžiau. Tas su žydra mikra čia, kur važiavo lietai, bus Jacksonas. Sugalvojau aš nam vardą. Nors ten, gal ir tur kokia nors ten Samuelis, dar kas nors. Ne, čia Lietuvai bus ant Jacksons. Tu pažįsti Jacksoną? Čia vienas toks važiavo Liepo gatvę. Su mikra žydra. Visi per šoną jam pypim. Jacksonvilis ramiai, kėdat bandelę. Vargo nemato. Sveiki. Šok. Labas, neįkas jisai? Neįkas. Įkando prieš 2 dienas panašus. Ko aš čia, žiūrėk, pinigų medis. Oi, tu savo pinigą ant žemės prikritę. O čia tai jo. Krenta užsakyms. 4,15 €. McDonald's taikos. Parėjo čia toks buldogiuks. Ir vėl tiesiai kaip tas, kur buvo škotų terjeras. Va taip. Tukšt. Tiesiai parbėg, galvojau, ką vėl jau seks. Bet nieko nedarė, tik pavostė. Ai, na, čia aš jau pradedu bijoti pačių geriausių šitais šio žemės sutvėrimų šuniukų. Ai, na, savo kaip negerai. Bet tas buldogiuks buvo toks biški. Toks, jeigu matėt, toks sakė. Nu, toks įsektų vėl reikėtų varyti skiepyti, nes vėl neaiškus toks. Bet šiaip jie visi tokie šnapotojai, tokie biški apsiseilėję. Toks debesėlis pareina. Nu, kaip tik ten ir važiuoja, manau, gausim biški vėl lietučio. 9-4-4-3. Kaip malonu matyti lietuvį. Nu jo. Nes iš 10 beveik visą laiką. Jo. Nu, realiai to ir mes išnyksim jau čia. Jo, mes keli esam lietuviai, nes jo, nebeapsimoka dirbti viską nukarpėm. Jo, vežam užsakymus, tai jau už kapeikas. Sako, šakas. Gerai, ačiū. Skanaus visą. Koks geras bimbaliukas. Ir kokia gera spalva. Baby blue. Nu, žiauriai gera spalva. Ai, kokia gera spalva. Žodžiu, dabar yra be 15:02. Viskas normaliai, kas apie €, o pats aš jau važiuoju susiskiepyti, nes jau šiandien kaip ir laiks yra. Vakar susiskambinau su šeimos gydytoja, sakė, šiandien galiu lėkti tiesiai į procedūrinį. Nu tai varau iš Klaipėdos į Kretingą, kad išautų vieną tokį tukšt, o po to reikės jaučiu grįžti tiesiai pavalgyti į namus ir varyti toliau dirbti. Oi, vakarų fronte nieko naujo. Taip, tai žinau jau čia kiek varo be sustojimo. Žodžiu, vežiau užsakymą ištisi tokią gatvę, pasižiūrėkit, kas čia dedas. Realiai galiu pasakyti, kad čia su keturračiu reikėjo atvažiuoti. Nu, kiek esu vežęs, kiek esu ką, toks baisus čia, nu, eiktų savo, čia žiaurus kelias. Čia to aš ir pakipsiu. Čia dugnas vos neremės važiuojant. Neslėpsiu, esu biški reperis dabar. Ai, čia orai žiaurus buvo, iš tikrųjų lyjo pylė čia kaip be galėjo, tai galvoju biški apsirengsiu jau taip, kad neperšlapčiau čia visiškai kiaurai. O kur važiavau į tą baisų kelią, tai dabar pats išlipęs galvoju, noriu pažiūrėti, kaip tą mašiną. Atrodo klaikiai. Atvariau iš karto į plovyklą, nieks nekrito tuo metu. Nu jo. Niekas nekrito, čia visą tą laiką galvoju važiuoju link plovyklos. Nu va ir atvariau. Varau, apsiskalbsiu dabar tą progą. 1, 2 ir viskas vėl švaru.
Tai o kaip užsibaigė 16 dieną? Tai Volte surinkau 32,50 €, kas svarbiausia buvo euras arbatos super valio, o žaliajam Bolte 16 dieną surinkta buvo 48,08 €. Šiaip vakare, jeigu ką, žinokit, įkrito dar 2 € arbatos, kurie gaila niekad čia nepasirodo šitoj bendroji statistikoje. Tai čia reikia pridėti kaip kokioj minty, kad būtų. Tai iš tikrųjų vakar Bolte buvo tada 50,8 €. Taip dabar galvoju, biški čia taip sumoliau, bet dar biški boksuoju, neužkrojo man Windows'us, tai nepykit. Tai kadangi vakar buvo biški reikaliukų, reikėjo važiuoti skiepytis ir taip toliau, surinkom neįspūdingai daug, 83 €. Nu, sakau 83, aišku, trūksta 2 centų, bet gal jūs jau labai čia manis neteisit už tai. O šiandien ką jau yra 17, iš tikrųjų po biški renkasi tą kasą, kažkas ten auga. Aiškus, ne taip, kaip mes čia visi tikėjomės ir norėjom, bet ką žinau, šiaip galiu pasakyti, realiai yra jau 17 diena, esu pasidaręs per visą mėnesį tik vieną išeiginę. Ir viskas yra okei, šiaip nepasakyčiau, kad aš čia mirštu žemėn, kad aš čia neturiu jėgų dirbti, kaip man sunku, kaip man dar kažką, viskas yra okei. Tiesiog dirbu tokiu tempu, kad galėčiau dirbti kasdien ir išspausti geriausią rezultatą, kokį tik galiu. Tai kol kas, manau, gan protingai ir normaliai sekasi, nes kas iš to, jeigu šiandien lupsiu ir surinksiu ten 120 iš paskutiniųjų ten iki 12, tokios 2-3 dienos ir bendram rezultatį vis tiek man reikės daryti išeiginę. Tai, o visą išeiginę tai realiai iškrenta, patys matot kiek. Tai realiai, jeigu aš save drošiu, realiai pasieksiu vis tiek tą patį, ką darau vat dabar. Realiai tai palaikau to lygiai gazą tiek, kiek aš galiu. Ir ką tik iš tikrųjų čia vežiau užsakymą į Baltijos prospektą ir atvariau, žodžiu, pakilau su liftu į viršų, ten prie buto atsidaro liftas, žiūriu, kokią amuniciją sustatyta, ta prasme. Vau, kaip žmonės sugalvoja tokias nesąmonės pasidaryti, aš įmetu jums fotkę, pasižiūrėkit. Nu nežinau, man asmeniškai juokinga baisiai, aš gyvenčiau ten šalia iškart jau būtų paskambinti duris, tu susineštų savo amuniciją į vidų, nes čia tokį jovalą daryti laiptiniai, wow. Nu, bet kažkas toleruoja, vadinasi kažkam okei, bet juokinga, žiauriai, nežinau, nu prajuokina čia iš pačio ryto. Šiandien startavau gan anksti, viskas okei, buvau išsivežęs vieną užsakymą, bet paskambino draugelis, paprašė pagalbos, biškiam ten kažkas nutiko, reikėjo jį pavežti, tai draugam reikia pagelbėti. Tai draugui pagelbėjom, o dabar jau čia kimbam vėl į darbus, viskas yra okei. Bet kaip pageltonavo ta koja man. Šiaip juokingai, kaip pageltonavo man ta koja. Toks plėmas visiškai. Bet nieko, okei, svarbu gyja jau. Ta pana čia deda su to motoroleriu, bet jinai čia taip laukė po tą kelią. Čia žmonės nežino, ką daryti, lenkti, nelenkti. Pakraščiais važiuoja, bet apsilenkti niekam neišeina. Žiūrėk, išasfaltavo Liepų gatvė jau, kur buvo išlupta lauk. Jo, smagiai. Taip greitai, 1-2 ir šitais naujas asfaltas jau. Kitais draugė su motoroleriu. Nu, viskas yra okei, kad nori važiuoti, bet tu važiuok per vidurį juostos, o ne tais pakraščiais. Nes neina suprasti, čia tave lenkti, nelenkti, ką čia daryti. Čia tie žmonės važiuoja, nes nežino, ką daryti, lenkti, nelenkti. Vienu žodžiu. Jinai toj startuos vis tiek jaučiu, tai jau važiuos pakraščiais. Nu. Silpnai krenta, nieko negaunu, nežinau kiek čia laiko. Nes dabar yra 8 valandą ir realiai visą laiką jau tokią valandą yra okupavę miestą. Mūsų konkurentai patys didžiausi, mums lietuviams darbo nebėra.
Ir kas svarbiausia, neturiu šiandien daug surinkęs biškį, taip ir gėda namo važiuoti su tokia pinigų suma. Norėtus bent jau dar 10 euriuką kokį prisimušti ir lėkti į namus. Nes dabar turiu šiuo metu 70. Aiškus, iškrito 1 valandėlę, kai draugui gelbėjau. Ir šiaip šiandien tokia ta diena tokia sau. Nepasakyčiau, kad gerai krito. O, broderis buvo. Tai vienu žodžiu, nepasakyčiau, kad buvo kažkokia čia jau šiandien gera diena ar įspūdinga. Tikrai ne. Tokias į silpnumo pusę. Sunkiai žiauriai susirinkti tą kasą šiandien. Nu, bet bandysim dar iki 9. Gal kažkas sujudės. O gal kokie geri klientai paims ir paliks arbatos, kažkas šaus 5 eurus tukšti programėlę. Ir bus birželio rekordas. Pažiūrėsim. Pusvalandį čia prasėdėjau. Niekas neiškrito. Yra 8:30. Wow. Nu, ne ką krenta šiandien. Jaučiu, važiuoju link namų. Ir nieks neiškris, tai taip ir parvažiuosiu namus. O šiaip mačiau, kad portugalai be 15:8 pradėjo žaisti, tai atsisuksiu, jaučiu pažiūrėti, kaip ten kas vyksta. Nežinau, čia taip sėdėti ir nieko neveikti, tai čia tikrai nesąmonė. Ne, jaučiu, varau į namus aš. Tai va, vienu žodžiu užbaigėm dieną antirekordinį iškart pasakau. Voltas 44,25 €. Per žalią boltą 25,38 €. Ir arbatos į rankas negavom visiškai nieko. Tai birželio 17 diena yra visiškai antirekordinė, 69,03 €. Aiškus, biški čia buvo trikdžių šiandien, bet ką padarysi, nekrito, tai rezultatas toks, koks yra. O šiaip, ką žinau, gal kažkas paliks dar arbatos čia vakare, tai gal ir perlipsim tą 7 kaip nors. Galvoju, dar greitai prametam, kiek turim bendrai šitą mėnesį surinkę, tai Voltas 802 € ir 3 €. O žaliajam bolte šį mėnesį turim 610 € ir 23 centus. Ir nepamirštam paminėti, kad 7,30 € yra į rankas gauta. Tai birželio mėnesį kol kas per šitą challenge-uką turim surinkę 1459 eurus ir 96 centus. Kas liečia kūrą, berods paskutinį kartą, kai pylėm, buvo 232 €, bet iš tikrųjų aš užsipyliau šiandien naują baką jau, esu nuvažiavęs kažkur 8 km, gal 10 su juo. Tai va, kas liečia kūro pilimą, iškart galime eiti prie reikalo. Birželį esam pripylę už 288 eurus ir 67 centus. Paskutinis bakas yra viršuje, vat, kur pyliau šiandien, kur dar mes jį visą išdaužysim realiai. Apie 800 kg turim range'o dar. 55 € buvo ir 82 centai. Tai va, žodžiu, tiek euriukų surinkta į kasą ir tiek pripilta į baką. Aiškus, reikėtų tiksliai vėl žiūrėti, kaip ir praeitą kartą, kad sakiau. Tai jeigu buvo 233 €, tai realiai jo, norint surinkti šitą sumą 1450 ar kiek ten yra, tiksliai dabar jau nežinau, nes jau tuo eisiu namo, esu žiauriai išsitaškęs. Tai norint surinkti tą sumą, mums reikėjo išleisti ant kūro 232 eurus. Dabar užsipylėm naują baką, esam išleidę 288 ir kažkiek vėl pririnksim dar daugiau. Tai va, vienu žodžiu, viskas. Varau ilsėtis ir galiu iškart pasakyti, ką daryti. Miegot, o ryt iš naujo viską, iš naujo tą patį kratot. Šiaip fainai, nes iš tikrųjų jau jaučiu, kaip šiaip įpusėjo, jau ne tik įpusėjo, 17 dieną jau netgi yra challenge ir šiaip viskas ok. Juda, viskas vyksta, viskas ok. Aiškus, norėjau surinkti žymiai didesnę sumą, bet čia ne mano galės ir kažką pakeisti, jeigu užsakymai nekrenta. Kaip išeis, kas susirinks, tas ir bus. Ta ir parodysim. Nieko nečytinam, tai ką galim uždirbti, tą ir rodom. Viskas, varau jau namo. O jūs, jeigu pažiūrėjote tą video, jeigu jums bent kiek patiko, nu nebūkit tokie skupiai, paspauskit tą laiką, taigi nieko nekainuoja ir tiek te trunki laiko, tukšt ir viskas.
O jeigu iš vis nori man net pagelbėti, kad man dar lengviau viskas judėtų, tai paspaus subscribe mygtuką mano kanale. Šiaip, jeigu tu peržiūrėjai šitą video ir tau patiko toks turinys, kaip aš kad kuriu, tai nueik į mano kanalą ir pamatysi daug panašių tokių video, kas liečia tiek vol darbą ir šiaip prikolus mieste. Ir neužmiršk būtinai paspausti subscribe mygtuko. O šiaip, jei kažkas nepatiko, parašykit komentarą, kas negerai su manimi yra. Viskas. Peace.